išskirtiniai Kanai. Milijonierių jachtos priparkuotos. Kiek čia jų? Matos ten miestas, kalnas, kur vakar buvom. Koksai rytas. Labai čia gražiai visi apsirengę, iš tikrųjų pasipuošę, visi tokie stilingi. Kiek matėm, bent jau žmonių tokie išskirtiniais savo stiliais. Ir turistaujantis irgi matos, kad atvažiavę išsirinkę savo patį geriausią garderobą. Tai jo, prabangus toksai miestas matos. Prancūzijoje labai faina, kad visur yra rūšiuojamos šiukšlinės. 2 atskiri konteineriai, kur ką mest, viskas paaiškinta yra. Čia šitą metė, paskui čia yra stiklo, čia. Čia šiaip juodi maišai. Taip miksas visokių šiukšlių, bet labai fainai. Einu dabar link tokios crazy sankryžos, žalia dega ir mašinas važiuoja. Bėgu greitai, einu per čia greitai. Oi, šiauriai. Tiek daug mašinų, tiek daug veiksmų. Virsiu kiaušinius. Tai norėjau parodyti, kokie faini yra įpakavimai. Po 4 kiaušinius galima parduotuvėje nusipirkti. Žiūrėjau, smagiai iš tikrųjų. 4 visą laiką ir 6. Mažiausiai, o čia 4. Pafainiai. Oi, visą svajojau pabėgiau tokioj taip krantiniai ryte su palmėm. Žiūrėkit. A ten kažkur buvau nubėgęs, bet ten vaizdelis, kalnai, vis dar šit, šis kruizas, pliažas. Saulėtekis. Fainai, ką? Fainai, ir tai gražus čia. Nors irgi jau pilna mašinų, veiksmas vyksta. Grįžau į viešbutį. Va, patiekt balius. Salotas kokias. Kaip Nicos, tik skumpių. Tik ne Nicos. Kanų salotas. Improvizacija. Tak, tai jau beveik supakuoti. Reiks valyti. Pavalgysim, dar pagulėsim mane. Dar pavalgysim desertą. Ai, dar desertą valgysim. Taip. Nu gerai. Po salotų. Gerai, kimbam. Suvalgiam salotus. Ir vėl nauji švarūs bliūdai. Kolas papildyt. Ir šiek dėžutė. O, čia piškyrai kažkokia. Ant kameros atrodo kaip burgeris, žinok. Toks sezamo sėkla. Toks sumuštinis. Toks sumuštinis, bet taip sviesto nemažai. Tai šitas kepinys buvo sukurtas Aleksandre Mika, kuris buvo Lenks 1955 metais. Ir tai jo, čia pagal jo močiutės receptą jisai atvažiavo į Saint-Tropezą ir tiesiog atidarė savo kepyklėlę ir kepė šitą pyragą. Nu, tai čia toks originalus receptas. Vakar mes ragavom tą šokoladinį, kuris pasirodo yra visiškai nestandartinis. Čia tokia, matyti, irgi buvo kepyklėlės improvizacija, bet kuri buvo žiauriai gera, tai labai buvo įdomu paragauti originalaus recepto. Oi. Neina gnybti? Ne, neina gnybti. Vakar skanesnis buvo, ne? Toks kai gogel-mogel biški, tas geriausias. Man tai labai patinka. Toks paprastas. Paprastas? Bulka ir gogel-mogel. Eik to. Na, užtepk ant baton. Ta bulka grins batons.
Toks dar... Nu jo, ta bulka dar, kažkokia galėtų būti Jo, šviežesnė, ir dar minkštesnė. sens jisai. Nes net nėra šviež bulka. Kažkokia užvakarykštė bulka. Ir užtepė, paplakė gogelį užtepė. Nu, tu prasme, nežinau. Nu, žodžiu. Man pusė bėdos, skans tas kremas, viskas gerai. O bet tikrai čia, manau, kad mieste ir skanesnių desertų. Nu, reiks išragauti. Kad įsitikinti. Gerai. Įsičekinom viešbutėlį, toks labai ankštas. Išskraudam dėžės, tai čia nieks niekur netelpa. Mes turim balkonėlį, šiokį tokį, vaizdelį, šiokį tokį, ten kartais lėktuvai praskrenda. Stebuklai, bet einam žodžiu pasivaikščiot iki Pardės, ten pažiūrėsim, kas čia gero. Žmonės maudas, žvejoj. Eisim ir mes gal maudytis. Neaišku, tik ar vakare, ar ryte, ar išvis. Kaip prisėdė ant salelio, stebės visi jūrą, pliažą, lauk kažko. Gražiai atrodo jūra, mėlyna ryškiai. Datulių palmės, o kokios didelės. O tas kažkas žalias, o čia raudonas, čia gal kitok veislė ar kažkas. Bet jau atrodo tokios geriau panokį, va, čia, ant žemės. Matai? Gražu kamsai. Va, Nicos pilis. Taip atrodė kažkuomet. Dabar taip atrodo. Kažkuri tai vieta. Einam pasigrožėti. Gražiai. Dar biškį gavom palipti iki kažkokios panoramos. Ir ką veikti. Va. Dar kokia panoramkė. Jau visą Nicą matos. Nu kaip, ne visą gal. Va kokia ant kalno vaikų žaidimo aikštelė, bet ne vieno vaiko nėra. Kaktusas koks senuolis. Visas išraižėt su kažkokiais vardais. Inicialais. Saugus, didelis išskleruojas tas kaktusas. Tu šiek toks kamiens ją. Geras, kai medis. Čia uost. Su jachtam. Keltas čia turbūt atpluknotas daug juostų mašinam. Gražu. Gražu pasižiūrėti nuo viršos. Ir važiuoja traukinys. Na, prieinam. Žemyn. Baigiam nusileisti. O, vištelių. Su galvom, su viskuo. Interjero reikaliukų. O, čia alyvuogių kokių.
Kažkokiu arbatų, blemba kaip kvep skaniai. Skaniai kvep. Eik, sa. Gėlyčių. Viskas baigės turgelis. Pasirodo, Nica ir 5 pagal dydį Prancūzijos miestas su 340 tūkstančių populiacijai. Didesnis negu atrodo, ne? Nu, bet yra jaučias, čia tai jau tokie žmonės tiesiog jau gyvena ir tiek. Ir viešbučių rajonas. Tai tas turgelis irgi, kur čia praėjom, irgi jau čia toks vietinių. O, čia geras vaikas sėdinė ant motorolerio. Kietai. Nu, tokio bairio nebuvau matęs. Nu, čia tai Grins Dublins Okonelio gatvė. Tramvajais lygiai toks pat, tas pats modelis su to pačiu. Foodlokeris ir... Foodlokeris, tos pačios parduotuvės, nu daugmaž tos pačios. Žmonės tokie patys. Viskas taip pat. Viskas taip pat, grinai. Piln žmonių, toks bardaks. Geras. Dežavu, ane? Papuolėm atgal. Varvinam seilę jau. Pirksim pusę vištos ir kažkokios dar mėselės. Čia ant to tokio rotys irgi iškepti. Žmonės perk, matos, gan populiari vieta. Turi, bet neblogai. Ouais, par contre un peu plus doré si ça vous ennuie pas. Nu, žodžiu, ten buvo kalakutiena, ten ta koja, kur tu rodai. Aha. Tai paėmiau vietoj tų tripsų, tų šonkaulių. Aha. Ir vištos pusė. Ir vištos pusė. Nebuvo tos traditional, buvo tik tais corn fed, su kukurūzais maitinta. Aha. Tai tą paėmiau bulvių roasted, nešnekėjau angliškai, bet paėmiau meniu ir parodžiau, žinai. Pareina mocis va mūsų su vien dėžį. Taip ant gatvės tiesiog palikam, gal niekur nedings. Tamsti jau. Va, viešbutis. Eisim valgyti. Darom dėžę. Ką čia turim? Rodik. Kokie šonkuliai. Blogai, ne? Drūti. Ir daržovių keptų. Bulvelių. Liuks. Kažkoks toks vaizdelis balkone. Ragausim. Nu va, praragavom, prisikirtam. O ant žemėlapio vaizdelis šitoks. Nuvažiavom kažkur 5 kilų. Iš Kanų į Nicą čia pakrantę, biškį buvom išsukę iki tokio kaimuko. Ir va, bet rytoj jau varom į Italiją, viskas. Tiek jau čia liko, kur čia dabar yra. Va, Sanremo, nu čia jau kažkur Monakas, čia jau kažkur ta Italija. Tai irgi pakrantė, palei Monakus visus, palei viską čia ir nuvažiuosim iki kažkur. Ir matysim, kaip ten seksis, kur apsistosim, bet kažkur jau Italijoje. Norim jau picų, norim pastų ir jau tikiuosi rytoj jas valgysim. Tai va. Tiek žinių, iki ryt ir čiau.